tas rungtynės. Ir kamuolys vis dar ore, proga lietuvaitams, dar kartą Monika nuo užtvaros rankų. Kamuolys ore, taka per kraštą ir čia dar viena užtvara. Kokio įtemptumo taškas. Vilkicka išlaiko kamuolį ore, Rusnė per galvą, Šalkutei. Nuo užtvaros rankų, dar kartą apsisaugo lietuvaitės, dar kartą Šalkutė. Ir lietuvaitės laimi. Laimi susitikimą prieš Danijos atstovės rezultatu 3-0. 26, 24, 25, 22 ir 25-16. Tiesiog nepalieka šansų Danijos rinktiniai čia lietuvaitėms. Ir po 10 metų pertraukos atkurta Lietuvos moterų tinklinė rinktinė ilgai savo savaitgalį pradeda labai reikšmingą ir labai žavę pergalę. Wow, tiesiog paliekame jūs su gražiamis akimirkomis ir labai tikru džiaugsmu. Priminsime, kad rytoj 16 val. Tos pačios merginos, kurios šiandien demonstravo absoliučiai nuostabų žaidimą, susitinka su Liuksemburgo komanda, nuo sekmadienį susitikimas prieš Albaniją. Arinos Petuchovos padavimas. Ir plevėsuojančios trispalvės Nansės mieste Danijoje. Petuchovos planeris. Ataka per kraštą, nuo rankų, kamuolys ore, proga lietuvaitėms uždaryti šios dienos susitikimą. Vilūnė tai padaro pirmojų bandymų ir štai taip 3-0, 25-22, 25-18 ir 25-13. Tiesiog nepalieka vilčių trečiajame sete lietuvaitės Liuksemburgo komandai ir keliauja šiandien ilsėtis ir kauptis susitikimui rytoj 16 val. Su Albanija. Kol kas po 10 metų atkurtos Lietuvos moterų rinktinės žygis preliminariame Europos lygos etape yra. Prie padavimo linijos Jona Garcas. Į šeštą, gerai priėmime, dirba Mūsiškės ir paskutinis laimėtas taškas. 3-0. Lietuvos rinktinė iškovoja pirmąją pergalę pagrindinėme Europos lygos etape ir ženkliai pagerins situaciją turnyro lentelėje su Portugalija, kuri taip ir nelaimėjo čia nei vieno seto. Va taip, mėly bičiuliai, viskas susidėlioja paskutiniajame etape čia Saulės mieste, Šiaulių arenoje. Bravo, bravo, bravo. Lietuvos rinktinė, ilgalaikis projektas, kelionė į 2028 Europos tinklinio čempionatą prasideda štai čia. Šis sezonas, kitas sezonas. Galimybė išlikti be atrankos Europos lygoje, reikia atsispirti nuo turnyro lentelės apatinės dalies 18 poziciją. Karolina Radu. Prisima kamuolį Vilūnė. Monika Šalkutė. Lieka kamuolys ore. Ir čia klystanti Rumunijos rinktinė atiduoda paskutinį 15 tašką Lietuvos rinktinei. 3-2 Lietuva dominuoja Šiaulių arenoje ir trenkia labai smarkiai durimis Europos lygos moterų turnyre. 2 iš eilės iškovotos pergalės. Labai nedaug trūko, kad ta pergalė būtų ir mače su Bosnija ir Hercegovina. Šitas laimėjimas smarkiai kelia Lietuvos rinktinės akcijas ir dabar su 3 pergalėmis po 6 žaistų rungtynių. Ir Austrija, ir Kroatija, ir Azerbaidžanas, ir Juodkalnija, ir Bosnija bei Hercegovina. Portugalija lieka su 2 pergalėmis, jie aplenkta. Latvija lieka su 2 pergalėmis, ji taip pat aplenkta. Lietuvių